Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Esam Kauno Mersų centre, darom patikrą prieš pirkimą Mercedesui C220, 2 litrai dizelis, 143 kW, 2019 metai, 100 000 rida, plius minus. Trumpai apie automobilį. Praeitas savininkas buvo pedantiškas, lempos ir buferis aptraukti PPF apsauginę plėvelę, bet vis tiek automobilis turi šiek tiek trūkumų, skilęs ženkliukas, PPF'as biškį atsiklijuoja, ventiliatorius ūžia, ką tik po test drive, tai nekreipkite dėmesį. Faina matyti, kad buvo praeitas savininkas pedantiškas, viskas apklijuota. Pats kėbulas irgi nupoliruotas ir kokybiškai tikrai padaryta. Bet automobilis nenaujas, turi šiokių tokių trūkumų. Kas liečia variklio skyrių, minimalus parasojimas. Iš turbinos sistemos ant tokios šlangutės daugiau nieko rimto neradau. Padažytas sparnas, bet itin kokybiškai be glaisto iš tikrųjų net sunku būtų pamatyti paprastiems žmonėms, netgi su dažu matuokliu, nes storis 140 mikronų, bet šiaip apie 80-100 mikronų tikras storis. Keisti stabdžių diskai kaladės buvo, dabar ant galinio buferio turi tokių biškį brėžimų. O čia mes ir pasidarėsim kainą tai šitų klausimų. Kažkiek bent jau. Nes Mersų centrą, žino, čia pasikėlė vyrai, daug nenuleidžia. Bet tai normalu. Salonas tvarkingas, bet matosi nenaujas. Automobilis buvo iš Italijos, atgabentas į Lietuvą. Prieš kelis metus prižiūrėtas čia pat Mersų centre. Istorija švari, graži. Taigi, jeigu jums reikia tokių automobilių, galit kreiptis į autopatikrą, padėsim surasti ir galėsim patikrinti. Bye bye.